Kas atsimena, kas ne, turime šią tokį projektą. Lauke pas mus stovi 2 metus busas, kuriam šitos celės buvo daryti, bet per ilgą stovėjimą ir kitų darbų visų reikalus taip ir liko stovėti ir kažkas buvo negerai su bojamasiais, žodžiu, tos visos celės beveik išsikrovė. Tai teko visas išardyti ir visas reikia dabar per naujo testuoti, bet gal netyčiom kažkada tai šį sezoną per naujo užkursim. O kas vyksta pas mus šį pirmadienį? Turim laivą. Ten kažkur tais Dovydas jį daro. Man tai ką darai? Mantas nežino, ką daro. Čia perklausa vyksta kliento. Lauryno Kamaro. Šardyta visa. Bet jau po biškį pabaigą. Čia vamzdžiai išmetimo dideli. 2 subai. Irgi projekto pabaiga. Nu čia tiksliau truputį buvo problemėlių, tai biškį taiso dabar. Ir toks vat mūsų, kam įdomu laivai, tai taip atrodo čia viskas. Jovalas. Nu jo, jovalas kol kas, bet paskui susirinks. Čia irgi DSP, žemadažniam stiprintuvas, 1.7 motoriukas. Nors laivas gan nemažas šiaip, sakė, užtenka. Čiut pas mus telpa, dar čiut gal didesnis ir tiltų, bet labai ne. Prisižadėjom savo su Deimantu, kad nuo šiandien pradėsim kelti video kiekvieną dieną. Tai tikiuosi gausis vienas iš manęs, vienas iš Deimanto. Tai laukiam palaikymo, nes į tą mums labai sudėtinga kartais susikoncentruoti ir daryti teisingai, taip kaip mes norėtumėm daryti, kad matytumėt kuo daugiau tos informacijos. Bet pasistengsim kiekvieną dieną vis kažką tai informuoto. Dabar Deima padarys perklausą ir gal įkels iš savo pusės.